Lažybos. Top Sport. Kai prieš sezoną Vilniaus Žalgirio futbolo klubas paskelbė apie tai, kad pasirašė sutartį su Matu Vareika, vargu ar kas nors galėjo įsivaizduoti, kad jau sezono pradžioje šis 19-metis išsikovos nemažai minučių aikštėje ir privers apie save vis garsiau kalbėti futbolo bendruomenę. Tiesą sakant, to nesitikėjo ir pats Matas, kurio planuose visų pirma buvo žaidimas B komandoje. Pirmą kartą atėjus į Rūbinę, tai buvo labai nejauku. Kažkaip visi, aš toksai vaikas, visi jau Saulius Georgas iš vis jau žmonės amžiai. Galima pajuokauti. Bet jie būtent buvo tie, kurie priėmė labai gerai. Ir šiaip nuo pirmos dienos Žalgirį jaučiausi, lyg čia būtų mano komanda. Visi priėmė labai gerai ir tiek lietuviai, tiek užsieniečiai. Su Doniu daug bendraujam. Kiekvienas labai padeda pasijausti tą komandos dalis. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad gausiu šansų žaisti. Ir nuo starto žaidžiau ir pirmas rungtynės iš karto lygos išėjau, tai atvykdamas į Žalgirį nelabai galėjau patikėti, kad tai bus, bet dabar esu laimingas ir tikiuosi, kad taip ir toliau bus. Nors nedaug kas žino, tačiau jau pirmosiomis dienomis Vilniuje Matui teko susidurti su rimtu iššūkiu. Antroje treniruotėje su komanda jis patyrė traumą ir mėnesį iškrito iš rikiuotės. Jaunam vaikinui, kuriam naujoje aplinkoje save reikėjo įrodyti praktiškai nuo nulio, tai buvo rimtas smūgis. Buvo tikrai sunku, nes visi žaidžia, visi treniruojasi, buvo pasiruošimas. Reikia prieš sezoną pasiruošti, o aš sėdžiu ir stoviu vietoj ir visi dirba, o žiūri tik iš šono ir atvyksta nauji žaidėjai. Tikrai nebuvo lengvas laikotarpis, bet džiaugiuosi, kad tai praėjau ir dabar viskas gerai. Gerai, kad yra Dainius, kineziterapeutas, atstatė, padarė gyvų, vėl galiu žaisti. Aš jam dėkingas labai dėl šito. Nepaisant šio valios egzamino, sugrįžęs į treniruotės kartu su komanda jis netruko parodyti, kad moka ir gali žaisti futbolą, o sunkiu metu jis jautė ir vyresnių komandos draugų palaikymą. Žalgiryje Matas kartais juokais vadinamas Georgo sūnumi. Dėl Georgo tai aš gyvenu netoli jo, tai kadangi pats dar nevairuoju, tai aš su juo kiekvieną dieną važiuoju į treniruotę ir namo. Tai daug laiko praleidžiam kartu mašinai, tai labai daug kalbam. Šiaip galbūt, kai Rūbinėj sėdžiu šalia Mikoliūno, tai beveik iš kiekvienos treniruotės išeinu vis kažką naujo išmokęs, kažką Saulius man perteikė, aš labai dėkingas dėl jo šitų dalykų, o su Georgu yra galbūt iš gyvenimiškų dalykų. Kalbamės gal labiau apie gyvenimą, nes vis tiek aš Vilniuje esu vienas dabar, gaunu daug patarimų, kaip elgtis to ir kitoje situacijoje. Tai jie psichologiškai labai padeda, kad tu esi čia esi vertas ir tu esi lygiavertis kaip ir visi ir galbūt viskas prasideda nuo galvos. Kai tu jautiesi gerai, tu žinai, kad tu gali viską, tai tau aikštė ir pavyks. O jeigu tu galvosi, kad tu ten kažkoks prastesnis, tai dažniausiai ir suklysi. Progą debiutuoti lygoje Saugas gavo jau pirmajame ture, kai į aikštę prieš Palangą žengė sužaidus 81 minutę. Gal taip labiausiai įsiminė, kai A-lyga prieš Palangą žaidėm pirmas rungtynės ir treneris sako, kad reikės eiti į aikštę jau. Buvau labai nustebęs ir galbūt parodžiau, kad nesu visiškas grybas, tai gal ir pasitikė dabar. Buvo rezultatas didelis, man atrodo, 4-1, tai nebuvo tokios įtampos ar kažko, tiesiog išėjau tas 10 minučių, man atrodo, pasimėgauti žaidimu. O kitos rungtynės buvo prieš Riterius, kai teko išeiti 5 ar 9 ten minutę, kai Livijų gavo traumą. Ir aš buvau be visiško jokio apšilimo, tiesiog sėdėjau ant suoliuko. Ir Livijų gavo traumą ir sako, tau reikės eiti žaisti. Tai teko aikštėje net apšilimą dar daryti. Tai toks keistas jausmas buvo. Pirmą kartą Žalgirio startinėje sudėtyje oficialiuose rungtynėse jis pasirodė 4-ajame ture Klaipėdoje prieš Atlantą. Šiose rungtynėse vilniečiai laimėjo 3-0, o 19-metis atliko pirmąjį rezultatyvų perdavimą. Kaip ir sakiau, aš į Žalgirį atėjęs nesitikėjau, kad trečiose rungtynėse reikės eiti žaisti nuo starto. Tai galbūt su savim teko ir pakalbėti ir nusiraminti ir ruošiausi tom rungtynėm labai. Gaila nepavyko įmušti, nors galėjau. Lygis skiriasi, tikrai skiriasi pati fizinė jėga, greičiai, tiek fiziniai, tiek mąstymo, čia daug reikia greičiau mąstyti, tai tas galbūt labiau ugdo tave kaip žaidėją, kai pereiti iš pirmos lygos į A lygą. Tikrai nėra taip paprasta, kaip gali būti, kad atrodo. Ir skirtumas gan didelis tarp šitų lygų yra.
Ir kai žaidi prieš tokias komandas kaip Stumbras ar Sūduva, tai tu neturi ten jokio laiko galvoti, ką daryti, tai ugdo labai mąstymo greitį. Prieš patekdamas į Vilniaus Žalgirį jis 5 metus tobulėjo nacionalinėje futbolo akademijoje, o žaisti futbolą pradėjo gimtojoje Jonavoje. Dabar jis sako, kad gyvena svajonių gyvenimą ir yra labai laimingas būdamas Žalgirio šeimoje. Treniruočių skirtumas tai tas, kad aš, kai buvau pirmoje lygoje, treniravausi akademijoje tarp bendramžių, tarp jaunimo. Čia tenka treniruoti su vyrais kiekvieną dieną, kurie yra greitesni, tvirtesni ir geresni. Tai reikia ir prie to pristaikyti. Skiriasi išvis Žalgiris kaip klubas, manau, yra didžiausias kaip pati organizacija Lietuvoje. Viskas yra nuo iki čia sudėliota, tai tau reikia ateiti ir žaisti. Ir dar kaip turim tokius fanus kaip Pietų 4, man išvis čia didžiausias galbūt tas įspūdis Žalgirio. Tai ką daro Pietų 4, ką jie padarė prieš Sūduvą. Aš žiūrėjau ir mėgaujuosi, gaila, nepavyko nei minutės išeiti, norėjau bent 30 sekundžių išeiti, tą atmosferą pajusti, bet iš šono viską labai jau jaučiau ir tai, ką daro Pietų 4, man yra kažkas tokio. Ir kažkurią dieną pasijungiau YouTube'ai Pietų 4 vakare ir pasižiūrėjau laiką, kad jau 1 nakties ir man jau senai reikėjo eiti miegoti, o aš tuos video žiūrėjau, ką jie ten išdarinėja. Man tai nuostabu yra. Turbūt Lietuvoje toks klubas su tokia fanų bazė pats rimčiausias. Ir kai tu išeini į aikštę, žaidi ne tik dėl savęs, ne dėl komandos, bet kai dėl tavęs atvažiuoja į 300 km kaip į Klaipėdą, žmonės tave palaikyti, tau skanduoja, tai tu neši tą atsakomybę ir dėl jų. Pirmas rungtynės prieš Palangą, tai kai atsistojom ir ten darėm tą visą ritualą, tai net šiurpuliukai ir aš nežinau, kas ten bus, man nieks nepasakė, kad po rungtynių ten reikia eiti ir su žiūrovais daryti tokius dalykus, tai aš toks pasimetęs buvau, bet tikrai širdis dainavo tuo metu. Žalgiris šis, aš jaučiuosi taip, kaip dar nesu jautęsis. Čia reikia tik ateiti ir žaisti futbolą ir kai ateina dar tai palaikyti, tai iš vis skraidai čia kažkur. Futbolo gerbėjai dažnai atkreipia dėmesį į gerą mato žaidimą su kamuoliu ir neblogai išlavintą techniką. Pasirodo, kad kai kuriuos žaidimo elementus jis bandė išmokti žiūrėdamas vaizdo įrašus YouTube platformoje. Tai tie triukai, Neimaro vieną norėčiau tokį padaryti, bet niekada neišeina. Neimaras turbūt, kas liečia triukus, jo reikia daugiausiai žiūrėti, bet kažkaip ne tuose triukuose esmė yra. Esmė yra kaip Mesis žaidžia, pavyzdžiui, kur nėra triukų. Yra tiesiog su kūnų judesiai ir tinkamu laiku, tinkamai vietoj pasispirt kamuolį, o ten, kad pradėsi žegnot kamuolį, nebėra jau taip, kad čia yra viskas. Apskritai futbolo virusu Matas susirgo 2008-aisiais, stebėdamas Europos futbolo čempionato transliacijas, o paskui iki išnaktų spardydamas kamuolį Jonavos kiemuose. Tai buvo viso ko pradžia. Buvo 2 žaidėjai, kuriuos atsimenu, tai Lukas Podolski iš Vokietijos ir David Villa iš Ispanijos. Ir kaip mes ten juos vadindavom, Villa, man atrodo, buvo Davidas Villa, o Podolskis patiko, nes buvo internete daina, kažkokia Lukas Podolski ir tiesiog dėl to jis ir patikdavo. Ir mes su draugais kieme dainuodavom šitą dainą. Dabar futbolas jam yra ne tik pramoga, bet ir darbas. Kita vertus, jo laisvalaikis nesiskiria nuo darbo, futbolas jį lydi visur ir visada. Aš labai žiūriu daug futbolo ir gal anksčiau dar daugiau žiūrėdavau. Anksčiau savaitgaliai taip ir būdavo, pradedi per pietus, baigi vakarė žiūrėti tą futbolą. O dabar galbūt jau tiek daug nebežiūriu, bet žiūriu vis laik. Liverpulio rungtynės kiekvienas nepraleidžiu nei vienų. Ir aišku, žiūriu Lietuvos rinktinę ir taip toliau. Tikrai futbolą daug žiūriu. Nors Mato pradžia lygoje yra daug žadanti ir futbolininkas jau spėjo atlikti 2 rezultatyvius perdavimus, jis pats nori tobulinti daug savo žaidimo aspektų ir nežada sustoti. Labiausiai trūksta užbaigimo. Visą laiką, turbūt nuo mažų dienų turiu daug progų įmušt, bet labai daug neišnaudoju. Tai čia, manau, yra didžiausias minusas, nes jeigu ir dabar įmuščiau,
dabar čia sėdėčiau turbūt su 2 įvarčiais. O dabar sėdžiu dar be įvarčių, vien dėl to, kad neįmušu, nors turiu tam progų. Be abejo, reikia sutvirtėti. Mano kūnas su šitais vyrais palyginus, tai visiškai vaiko. Bet kai tu turi tokį kūną, turi ieškoti kažkokių kitų išeičių, kaip laimėti kažką. Tai turi kažką per greitį, per gudrumą, neprisleisti tas dvikovas. Ir per šitą kelią reikia, mano atveju, žaisti. Hey!